Anot prokurorų nusikaltimams drąsius Kedys naudojo du automobilius – lengvąjį Volkswagen Golf ir mikroautobusą Volkswagen Transporter. Pastaruoju atvykęs prie teisėjo Jono Furmanavičiaus namų ir palaukęs, kol teisėjas važiuos į darbą, imitavo eismo įvykį. Furmanavičiui išlipus iš automobilio į jį pradėta šaudyti. Asmuo nužudęs Furmanavičių buvo įsėdęs į Furmanavičiaus automobilį Mercedes-Benz. Ir tame automobilė taip pat paliko šitas asmuo savo pėdsakus. Tai drąsiaus Kedžio pėdsakai viduje Furmanavičiaus automobilyje. Anot prokurorų, Kedžiui nužudyto teisėjo automobilį sėsti teko, nes reikėjo jį patraukti, kad po imituoto eismo įvykio galėtų toliau važiuoti savo mikroautobusu. 11:20 minučių, apie 30 minučių iki Naruševičienės nužudymo. Liudytis 400 metrų atstumu nuo Pilionos gatvės 46A, tai yra Naruševičienės gyvenamosios vietos, mato baltą autobusiuką. 12 valandą Naruševičiūtė grįžus iš mokyklos aptinka nužudytą mamą. Prokurorai sako, kad iš šios nusikaltimo vietos metęs baltą mikroautobusą Kedys bėga iš anksto čia paliktų antruoju automobiliu Volkswagen Golf. Beskubėdamas jis patenka į avariją, pasišalina iš įvykio vietos, grįžta prie Naruševičienės namų ir vėl sėda į mikroautobusą, kurį netrukus policija aptinka netoli Andriaus Ūso namų. Šį nuo mirties išgelbsti atsitiktinumas. Galėjo sutrukdyti, reiškia tai, kad pateko į autoįvykį su to automobiliu ir galiausiai nerado Andriaus Ūso, reikės suprasti namas. Anot prokurorų, Kedys nusikaltimui ruošėsi maždaug mėnesį. Beveik nesiderėdamas įsigijo mikroautobusą Volkswagen Transporter, vienoje įmonėje užsakė pagaminti lipdukus su bendrovės Kauno keliai logotipu. Juos užklijavo ant mikroautobuso. Taip pat įsigijo po 100 šovinių. Jie rasti į kovinį perdirbtame dujinėme pistolete iš Baikal, kurį pareigūnai aptiko prie Kedžio kūno ir kuriais nužudyti Furmanavičius bei Naruševičienė. Kedžio tėvai dėl 2 žmonių mirties kaltina prokurorus, esą šie neatliko savo darbo pedofilijos byloje. Jeigu bent kiek ta prokuratūra būtų dirbus, ar būtų čia šitas viskas įvykęs, daleiskim, aš jau daleidžiu, kad ir jisai padarė, daleiskim, sūnus padarė, bet tai jūs pagalvokit, jau jisai buvo tiek, iš tikrųjų tai jisai buvo pasimetęs. Kur ką nerašytų, viską atmeta. Prokurorai sako, kad galutinai konstatuoti, ar Furmanavičių ir Naruševičienę nušovė drąsius Kedys, bus galima, kai baigsis Kedžio mirties aplinkybių tyrimas. Esą kai kurios ekspertizės bendros abiem byloms. Donatas Stundis, Donatas Pakštys, Ilma Garlinskienė, LNK žinios.